Vakar atvykau į Bosniją, radau motelį visai šalia pasienio. Tai Bosnijos kainos tikrai džiugina, motelis, žodžiu, kambarys, vakarienė gera, pusryčiai geri, 50 eurų. Čia upė Sava. Tai šiandien važiuosiu į Sarajevą ir iki Juodkalnijos pasienio. Ir ten jau ieškosiu, kur apsistoti. Bosnijos pasienio kaimelis gražus. Tai va tokiais kaimeliais dabar vingiuosiu iki Sarajevo. Sarajeve užsuksiu tik tais į senamiestį pasižiūrėti, pasivaikščiot. Ten gal papietausiu, nes kaip tik ant pietų panašiai turėčiau būti. Ir tada po pietų jau judėsiu link Juodkalnijos to maršruto pradžios. Nu va, gražus, tvarkingi Bosnijos kaimeliai. Tvorų čia nieks nesitveria, 2 metrinių, kaip pas mus. Matyt, žmonės gyvena draugiškai. Šiaip viešbučio šeimininkai labai svetingi, jauties kaip namuose. Vakarienė atnešė kepsnį su grybų padažu, tai vos suraičiau. O pusryčiam, nežinau, ten turbūt iš kokių 4-5 kiaušinių iškepė omletą. Vėlgi puškuodamas suvalgiau. Bet tai kainytė, tai sakau, 50 eurų už kambarį, už pusryčius, už vakarienę. Ir alaus dar vienas butelis. Tai aš nežinau, čia pigiau grybo. Sekmadienio rytas. Nu gražus tie kaimeliai. Eik tu savo. Tvarkingi, šiukšlių nerasi. Aha, vienamietas. O, rušiuoja žmonės. Dominuoja 2 aukštų namai. Bet bosnai tai rūkoriai. Visi rūko, vakar sėdžiu, vakarieniauju, aplink mane visi rūko ir ne aikusus kaip pas mus, o cigaretės. Aš vienas kaip balta varna sėdžiu, nerūkantis. O policija praleido. Nestabdė. Iki Sarajevo pasirinkau važiuoti kairę Bosnijos upės pusę. Čia toks paprastesnis kelias, bet daugiau vingių negu dešiniai pusiai. Bet taip pat daugiau ir kaimelių, vadinasi, biškį ilgiau užtruksiu. Bet daugiau ir pamatysiu. Kadangi tikslas šiandien bent jau iki Juodkalnijos pasienio nuvažiuoti, aplankant Sarajevo senamiestį. Čia gaunas apie 300 kilometrų. Tai manau tikrai spėsiu iki vakaro ir tokiais keliukais nuvažiuoti. Ramiu tempu, nėra kur skubėti. Čia tvirtovė ant kalno. O jau prasideda uolos po truputį. Kylam dabar į viršų. O smagus keliukas. Čia dabar toks per kelias. Ar aš ne ten įvažiavau. Kur aš čia į kiemus įvažiavau. Išvažiuosim čia.
kelias yra. Biški po kiemus pasivažinėjau. Kas čia per susirinkimas? Nu rimtai, čia kažkoks susirinkimas. Į balių būsiu pataikęs. Ir kas čia vyksta, kažin? Kažkokia šventė turbūt. Oba, kokios uolos upėje. Visą kelią nuo pasienio iki Sarajevo va tokiais keliukais. Tai platesni biški, tai siauresni, tai miestelis, tai vėl miško keliukas. Ir viskas vingiuoja palei upę. Aišku, tempas tai nedidelis. Nežinau, koks šitas vidutinis greitis gaunasi. Bet vaizdų galima pasižiūrėti gražių. Ir šiaip smagiau žymiai važiuoti tokiais keliukais negu autostrada. Bleka jie laksto čia visi. Per vidurį kelio. Jo, šitas keliukas, tai čia pizė, blėd, eik tu nafik. Čia dvi mašinos tai neprasilenktų. Olovo miestas. Tai žodžiu, kanjonas yra prie Olovo miesto. Miestelis čia, kaimelis, miestas. Policija. Išvažiavau iš to siauro keliuko. Dabar toks platesnis, greitesnis su smagiaisiais vingiais, kur galima biškį ir pagazuot. Nu ką, atvažiavau į Sarajevo senamiestį. Ilgai čia neužsibūsiu, pavalgysiu, biškį pasivaikščiosiu ir važiuosiu į Juodkalniją. Karšta šiandien. Realiai laukia apie 30. Kai važiuoji, labai nesijaučia, bet kai stovi vietoj, tai net labai jaučiasi. Nu, eikit ponai ir ponios. Panelės ir vėl. Nu, šviesoforas viens prie kito. Va todėl ir nemėgstu važiuoti į miestus, nes tik tais laiko gaišimas ir stovėjimas, bet nu kažkaip norisi pasižiūrėti tą senamiestį Sarajeve. Tai tiek tos jau paaukosiu. Laiko, nu ką, ir kamštį turim. Ir nelabai tu čia pralysi. Ką tu ten diriguoji iš BMW? O, rodo, kumštį įleisk. Aha. Nu, aš ne vietinis, nemoku taip šustrai kaip tu važinėt. Čia ta bažnyčia.
Turgus. Nu, gyvenimas verda čia. Draugiškai. Nu ką, išvažiuoju iš Sarajevo link Juodkalnijos. Čia gaunasi 83 km iki tos vietos, kur planuoju nakvoti iki kempingo. Rodo, kad yra 2 kempingai prie Juodkalnijos steto pradžios. Tai bus idealu. Iš karto ryte iššoksiu į Juodkalnijos stetą. Tai kadangi vėl keliukais bus maršrutas 83 km, 1,5 valandos rodo pagal navigaciją. Dar reikės sustot kuro užsipilt, nu tai sakykim, ramiai 2 valandos. Tai jeigu 2 valandos, tai gausis, tai dabar yra 5:30, 6:30 iki 7:30 panašiai turėčiau būti kempinge. Pats tas. Nu, tokiu tempu, tai aš ir iki 8 nuvažiuosiu. Nu ir neina aplenkt. Vien posakiai. O kaip būtų faina čia pasileisti. Gražiai vandenėlis atrodo. Toks jausmas, kad pačios šoktų į krantą žuvis. Įdomu, kaip čia su kibimais. Chevros varo. Kaip smagu šitokie pasukiukai. Ne per daug greiti, ne per daug aštrus, bet jau beveik su pakoju kabinasi į asfaltą. Kaip gerai, kad mašinas nesimaišo. O tai viskas sugadintų iš karto. O, pakojis jau kabinasi į asfaltą. Eina savo. O čia tai jo patys smagiausi tokie. M18 kelias nuo Sarajevo link Juodkalnijos. Pasienio iš Sarajevo pavažiavus nemažai.
atsargiai reikia. O, tunelis. Kaip vaizdelis. Eik tu sau. Va tokie vaizdeliai man patinka, kai tarp kanjono eina kelias. Tada pajauti kalnų didybę. Nors jie čia nėra labai aukšti, bet vis tiek vaizdelis gražus. Kebros parvaro. O ir mergaitė važiuoja. Karvė stovi ant kelio normaliai. Nu va, kokie skardžiai. Dar dvi karvės. Ot, gyvena laisvėj. Turbūt ir gerą pieną duoda. Jo, paskutiniai kilometrai iki Juodkalnijos tokie labai jau prastos būklės. Jo, biški ten kai kurie ne visai į kelią žiūri, o iš šoną tai reikia pasisaugot mašinų. Iš priešpriešais atvažiuojančių nesusižiopso, pastebėjau. Atvykau prie Juodkalnijos sienos, eilutė nemaža, reikės palaukti. Nu va, atvažiavau į kempingą, vienintelis su palapinėm. Čia dar ir kambarius nuomoja, bet vis dėlto nusprendžiau šiandien palapinėj miegoti. Pasistačiau palapinę. O ką, rytoj pradėsiu tetą važiuoti. Žiūrėsim, kaip seksis. Action. Nu, action.
Čia srovėtavai, nebijai. Nu, ekš. Nenori draugauti. Dar vyrukai 3 iš Čekijos prisijungė. Važiavo Bosnijos tetą ir tuoj varo jau namo. Aš sakiau, kad važiuosiu Juodkalnijos tetą, sako, su šituo motociklu. Sakau, jo. Sako, bus sunku. Sakau, žinau.